2015 metais įsigijome banko pastatą, buvusio banko pastatą. Ir taip ilgai iš tikrųjų galvojom, ką reikėtų daryti, kaip įveiklinti tą pastatą. Pirmiausiai tėvai norėjo, kad būtų restoranas, kad galėtų tiesiog svečius atsivesti, kad galėtų kolegas atsivesti ir tiesiog skaniai pavakarieniauti ar papietauti, kad kalakutieną savo auginamą galėtumėm čia paruošti skaniai. Ir tiesiog tada 2016 metais atsidarėm šitą visą tokį kompleksą. Ir šiais metais jubiliejiniai 10 metai. Taip pat ruošiame ir dienos pietus. Mūsų pietus nuo pat pradžių, manau, buvo truputį išskirtiniai, kadangi mes mėgstam serviruoti stalą. Ir ruošiame dienos užkandį, sriubą ir porą karštų patiekalų. Taip pat ruošiame, tarkim, ir gedulingus pietus, kas irgi yra pakankamai aktualu. Tai gedulingiems pietums, tarkim, talpiname net iki 70 asmenų. Šis viešbutis, manau, yra išskirtinis tuo, kad yra vienintelis Lazdijuose ir turintis 3 žvaigždutes, nors pagal klasifikavimą galėtumėm turėti ir 4, bet, manau, užtenka Lazdijos ir 3. Tai ir išskirtinis tuo, kad jis yra daugiafunkcinis pastatas. Jame galima tiesiog atvykti, kad ir, tarkim, kažkokiai nedideliai kompanijai apsigyventi, pasidaryti asmeninę šventę, apsilankyti spa zonoje, papusryčiauti, papietauti, pavakarieniauti. Tai tiesiog viskas yra vienoje vietoje ir miesto centre. Tai kai tėvai pirko šį pastatą, tai buvo toks trumpas klausimas. Jeigu grįšit, tai kažką darom. Jeigu negrįšit, tai gal ir nelabai. Ir tada mokslus buvau pabaigus, kaip ir turėjau darbą Vilniuj, bet vis tiek planavom šeimą kurti. Ir tada pagalvojom, o kodėlgi negrįžti į Lazdijus, nes manau, kad Lazdijuose tikrai yra puikia aplinka auginti tuos vaikus, nes ir darželiai, ir mokyklos, ir viskas vietoje, būreliai, tai tiesiog ilgai ir negalvojom iš tikrųjų. Taip nusprendėm, kad grįšim ir dirbsim. Grįžau ne tik aš, grįžo ir mano sesė. Tai taip pat jinai turi kabinetą savo, atlieka grožio paslaugas, tai ir likom visą šeimą Lazdijuose, niekur neišvykom.